Sveiki, labas vakaras dar kartą visiems, su kuriais jau sveikinuosi ir su tais, kurie tik dabar prisijungėt. Mano vardas Justina ir aš be galo džiaugiuosi pakviesdama jūs prisijungusius prie savo seminaro apie traukos dėsnį. Žinot, aš kai buvau vaikas ir paauglė, daug metų bėgiojau orientavimosi sporto varžybose. Ir kažkaip šiandien pagalvojau, kad man tokia sąsaja su traukos dėsniu, kad, žinot, kai bėgio orientavimosi varžybose, tai startuodamas gauni žemėlapį. Ir žemėlapį yra nupiešta, kur turi nubėgti, kokiuose punktuose turėsi žymėti ir kur yra finišas. Ir jeigu neturėtum to žemėlapio, tai aš išeičiau į mišką ir gal iš vis negrįžčiau, o jeigu grįžčiau, tai tikrai nesusirinkčiau tų punktų, kurios turėčiau susirinkti. Tai man atrodo, kad traukos dėsnis veikia labai panašiai. Yra dalykai, kurių mes gyvenime norim, apie ką svajojam, bet kaipgi tai gauti, kaip tai pritraukti į savo gyvenimą. Jeigu nežinom traukos dėsnio, tai gali būti, kad baigsis taip, kaip su tom varžybom be žemėlapio. Nueisim neaišku kur, galbūt smagiai pasivaikščiosim miške, galbūt kažką naujo surasim, bet ten, kur norėjom dalyvauti varžybose, surasti punktus, taip ir nesurasim. Tai toks palyginimas. Aš esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio koučingo specialistė, dirbu su klientais individualiai ir vedu seminarus. Ir traukos dėsnis yra mano atradimas. Aš jau daug metų dirbu su koučingu ir su seminarais esu turėjus galybę įvairių temų, bet nei viena neužkabino manęs asmeniškai taip stipriai ir nei viena nedavė tiek daug įrankių visiems mano klientams ir visiems seminarams kaip traukos dėsnis. Ir to įkvėpta aš įstojau į dar vieną koučingo mokyklą. Nevadoje, Amerikoje yra mokykla Quantum Success Coaching Academy. Lietuviškai skambėtų kažkas panašaus į kvantinės sėkmės koučingo akademiją. Ir kodėl mes čia apie kvantinę sėkmę kalbam, netrukus pasakysiu. Ir tai yra pati kiečiausia koučingo mokykla pasaulyje. Ir kas dar geriau yra tai, kad man nereikia 2 kartus per savaitę, kai vyksta paskaitos, skristi į Ameriką, o aš galiu daryti viską prisijungus iš patogios savo namų aplinkos. Ir to įkvėpta aš šiandien darau šį virtualų seminarą. Galbūt teleseminarą reikėtų sakyti, kažkaip šiandien pagalvojau. Galbūt tiksliausias pavadinimas, tai vėlgi aš darau jį tam, kad galėčiau su jumis pasidalinti idėjomis apie traukos dėsnį, neišeidama iš savo namų komforto, sėdžiu dabar patogiai ant sofos, šalia katinas guli ištiesęs ant saulės ir karts nuo karto dėbteli į mane, kodėl aš tiek daug kalbu, aš esu komfortiškai įstaisiusi, tikiuosi jūs irgi. Mes turim 45 minutės, porą minučių mažiau dabar. Ir tikiuosi, kad esate pasiruošę padirbėti, nes aš turiu paruošti daug informacijos. Mano noras yra, kad kiekvienas iš jūsų išeitumėt pasiėmę minimum vieną idėją, ką būtinai norit pritaikyti ir daryti, kad traukos dėsnis labiau dirbtų jums. Prieš pradedant paaiškinti, kas tas traukos dėsnis yra ir kaip aš jį matau, noriu paprašyti, kad atsidarytumėt, aš visiems elektroniniu paštu siunčiau jūsų emocijų, siunčiau jums dokumentą emocijų skalę. Tai noriu paprašyti, kad jie atsidarytumėt ir peržvelgtumėt ir pagalvotumėt, kaip jūs dabar jaučiatės. Ir pagalvokit, kokia vyraujanti emocija šiuo metu. Aišku, jos labai keičiasi, bet, tarkim, per paskutinį pusvalandį ir dabar. Ir noriu labai pakviesti, kad būtumėt sąžiningi su savim, nes kartais žmonės sako, aš jaučiuosi gerai, tik biškai jaučiu pyktį. Tai iš esmės tai man rodo, kad žmogus labiausiai jaučia pyktį, tik tai nenori to pripažinti. Tai šitos informacijos nereiks niekam pasakyti, tai yra klausimas tik tai jums, tai labai pagalvokit, kaip jūs dabar jaučiatės. Pavyzdžiui, aš dabar jaučiu džiaugsmą ir dėkingumą dėl to, kad tiek daug jūsų čia prisijungia. Šiandien aš išsiunčiau išsiunčiau telefono numerį, kaip jungtis 134 žmonėm. Tai dabar tiksliai nežinau, kiek jūsų čia yra, bet matau, kad žmonės dar jungiasi ir bando ir man paskambinti ir prisijungti, kurie dar nepapuolė, tai aš jaučiuosi be galo dėkinga, kad jūsų tiek daug ir aš galiu dalintis savo aistra. Tai irgi antra emocija, kuri sukasi aplink šitą temą. Taigi tiesiog pasižymėkit, kaip jaučiatės ir mes grįšim prie tos emocijų skalės dar seminaro eigoje. Ir kas kitas traukos dėsnis, jeigu labai paprastai, tai traukos dėsnis sako tai, kad panašus traukia panašų. Labai paprastai. Ir tas panašus traukia panašų, traukos dėsnis veikia visada, taip pat kaip pavyzdžiui žemės trauka. Žemės trauka veikia visą laiką, man nereikia sąmoningai galvoti apie tai, kad dabar žemės trauka mane laiko ant žemės paviršiaus, kad aš nenuskrisčiau su savo kokia nors nauja idėja ar nauja svajonė, kaip kad aš jaučiuosi, kad pakilsiu toj nuo žemės.
Tai panašiai ir traukos dėsnis veikia visada. Ir kas tai yra? Ir kodėl kvantinė fizika, kodėl kvantinė sėkmės akademijoje aš mokausi, tai todėl, kad jeigu yra tarp jūsų fizikų, tai jūs galėtume daugiau paaiškinti. Aš labai paprastai žodžiais tiesiog papasakosiu, kad kvantinė fizika nustatė, kad viskas, kas yra šiam pasaulyje, visi matomi ir nematomi objektai, daiktai, mūsų kūnai, mūsų mintis, mūsų emocijos skleidžia tam tikrą virpesį. Ir virpesiai yra skirtingo lygio, skirtingo dažnio. Ir panašus traukia panašų, reiškia, kad panašus virpesys traukia panašų virpesį. Tai yra, kad jeigu aš šiuo metu jaučiu, pavyzdžiui, dėkingumą, kurį minėjau seminaro pradžioje, tai aš skleisdama tą virpesį pritraukiu daugiau dėkingumo. Jeigu kažkurio momentu jaučiu nuobodulį, kurio aš niekada nejaučiu, nes visą laiką yra daug įdomybių, ką noriu nuveikti, bet jeigu jaučiu nuobodulį, tai traukčiau daugiau nuobodulio. Čia kažkaip prisiminiau, yra toks posakis, gimęs po laiminga žvaigždė. Tai noriu pasakyti, kad jeigu jūs jaučiat, kad jūs gimęs po laiminga žvaigždė, aš jūs sveikinu. Galvokit taip ir toliau, nes taip jūs sukuriat daugiau įrodymų, kad esat po laiminga žvaigždė. Tačiau, jeigu jums atrodo, kad jūs nesat gimę po laiminga žvaigždė ir tai yra kiti žmonės, kurie po ją gimė, aš turiu pasakyti, kad jūs esat neteisus. Mes visi esam gimę po laiminga žvaigždė. Kodėl? Todėl, kad esam čia. Ir vien dėl to, kad esam čia, jau mes esam gimę po laiminga žvaigždė ir kiekvienas turim po žvaigždę tą. Tik tai reikia žinoti, kaip su jie susisiekti. Ir dėl ko mane labiausiai žavi traukos dėsnis ir apie ką, čia prieš šitą seminarą klausiau tokią meditaciją ir pagalvojau, kad labiausiai, kas man atrodo svarbu, tai yra, kad traukos dėsnis sako, kad mes galim pritraukti į savo gyvenimą tai, ko norim. Ir tai skamba labai gerai. Nerealiai skamba gal net šiek tiek per gerai, nes priklauso nuo to, kaip jūs matot situaciją. Ir mes galim pritraukti tai, ko norim, ir mes galim tą padaryti lengvai. Tai nereiškia, kad mes turim daugiau ar sunkiau dirbti, ar labiau stengtis, ar daugiau kažką tai nuveikti. Mes galim tą padaryti lengvai. Nevalios pastangom leisti ateiti. Ir yra 3 labai paprasti žingsniai, kaip viskas vyksta. Visų pirma, mes sugalvojam norą kažkokį ir prašom. Sakau, aš noriu, ko čia dabar panorėjus, aš noriu naujos mašinos. Tada antras žingsnis yra laukiam, aš laukiu, kol tai ateis. Ir trečias žingsnis yra aš priimu, kai tai ateis į mano gyvenimą. Ir problemos gali atsirasti kiekvienam iš tų žingsnių. Visų pirma, mes galim nežinoti, ko norim. Ką daryti, kai nežinai, ko nori, dar aš grįšiu prie tos temos šiandien. Antras dalykas, mes galim nesulaukti. Nes kartais atrodo, kad turėtų jau ateiti greičiau ir turėtų jau būti atėjęs, kiek galiu čia tos mašinos laukti, aš su dviračiu važinėti. Ir trečias, mes gali būti, kad nepriimam. Šita tema gal skamba keiščiau, bet iš esmės tai yra dažnas atvejis, kai mes norim kažko, bet mes neįsileidžiam to į savo gyvenimą. Apie tai irgi plačiau netrukus. Dabar noriu perėti prie užduoties ir noriu paprašyti, kad pasiimtumėt užrašus. Tai gali būti jūsų mylimiausia, gražiausia užrašų knygelė, gali būti paprasti lapai. Jeigu šiuo metu vairuojat, tai kviečiu nerašyti, o daryti mintyse, bet geriau, jeigu galite užrašyti. Ir jeigu negali dabar, tai kviečiu po to grįžti prie šitos užduoties ir užrašyti. 4 lapai, ant kiekvieno lapo viršaus parašykit pavadinimą, kaip tokį titulinį lapą. Pirmas yra mano kūnas. Antras lapas mano namai. Trečias lapas mano karjera. Ir 4 lapas mano santykiai. Ir čia yra vieta, kur mes pradedam galvoti apie tai, ko aš noriu. Nes jeigu mes sąmoningai negalvojam, tai dažnai nueinam į tai, ko aš gal nenoriu arba kas man nepatinka. Tai dabar aš pasakosiu pavyzdžius apie kiekvieną iš tų sričių ir kadangi dalyvauju šitam seminare, tai rodo, kad esat panašus į mane, nes panašus traukia panašų, tai aš galėjau pritraukti panašius dalyvius į save. Tai tikėtina, kad jums neskils jokių problemų ir klausyti manęs, ir rašyti, ir dar pasižymėti mintį kažkokią kilusią įdomią. Tai kviečiu drąsiai tai ir daryti. Visos mintis, kurios ateina, yra tinkamos.
Ir tai, ką sugalvojat, užrašyti. Pavyzdžiui, pirmas lapas ir pirmas užvadinimas yra mano kūnas. Ne, ir čia aš galvoju, užduotis yra tokia, pagalvoti, ką aš norėčiau šitoj savo gyvenimo srity turėti. Ne, pavyzdžiui, noriu būti sveika, ne, noriu turėti daug energijos. Noriu, kad mano plaukai būtų ilgi ir gražus. Plaukai, čia mano tema, turi visą laiką būti ilgi ir gražus. Noriu gražiai rengtis. Ne? Ir leiskit mintims lietis laisvai. Ne? Tai gali būti bet kas susijęs su kūnu, su sveikata, su išvaizda, su bet kokia mintis, kuri ateina, yra teisinga, svarbu, kad jinai būtų teigiama. Ne? Nes traukos dėsnis niekada neklausia, nevertina, nediskriminuoja, negalvoja, aha, jinai sakė, kad jinai šito nenori, tai mes jai to neduosime. Ne? Nes jeigu jūs galvojate apie tai, ko nenorit, tai reiškia, kad jūs koncentruojatės į tai, ko nenorit ir jūs gausite daugiau to, ko nenorit. Ne? Tai būna kartais labai nemalonu, kai supranti, kad pritraukiai tai, ko nenorėjai, bet iš esmės, ką svarbiausia suprasti, tai kad tai, ką aš dariau iki šiol, mano šiandieninis gyvenimas yra mano iki šiol buvusių veiksmų rezultatas ir nuo šiandien aš galiu keisti. Ne? Tai gerai, mano kūnas, toliau mano namai. Ne? Čia galėtų būti mintis, pavyzdžiui, noriu, kad mano namai būtų tvarkingi ir jaukus. Ne? Noriu, kad juose būtų visi daiktai, kurių man reikia. Pavyzdžiui, aš ilgą laiką galvodavau, kad aš noriu, kad mano namuose nebūtų nereikalingų daiktų. Ne? Ir čia gaunasi dvigubas neiginys. Tai tarsi vienas kitą paneigia, bet iš esmės tai geriau formuluoti, noriu, kad mano namuose būtų visi daiktai, kurių man reikia. Ne? Noriu, kad mano namuose būtų tvarkinga, arba noriu naujo šviestuvo svetainiai. Ne? Tai gali būti taip konkretu, arba taip abstraktu, kaip jūs norit, bet čia tikrai leiskit fantazijai pasireikšti. Galbūt jūs norit, kad jūsų namai būtų nuostabaus grožio sodyba miške prie ežero. Ne? Galbūt jūs norit, kad jūsų namai būtų namelis ant vandens Tailande. Ne? Tai iš esmės dangus neriba, čia tai, ką jūs sugalvosit, traukos dėsnis sako tai, kad tai, ką jūs galite sugalvoti, jūs galite tai turėti. Ne? Tai tik fantazijos klausimas. Jeigu jums atėjo ta mintis, tai niekada neklauskite. Praeitą savaitę dariau šitą pratimą su viena klientė ir jinai manęs paklausė, sakau, bet apie karjerą mes kalbėjom ir jinai sako, ar aš galiu rašyti, ką tik tai sugalvoju. Ir pagalvoti, yra toks geras klausimas, nes jinai norėjo sužinoti, ar jinai gali rašyti tai, ką sugalvojo, ar jinai turi būtinai vertinti, ar tai realu, ar tikėtina, ar gali tai būti, ar negali. Ir mes dažnai užsiveliam į tos klausimus, bet pagal traukos dėsnį, tai jeigu mes sugalvojam kažką, mes galim tai turėti. Nes tai paprasta. Patikėt kartais būna sunkiau, bet iš esmės tai yra labai paprasta. Ne? Tai galvo tiesiog. To skilti, kur mano namai, surašau viską, ko aš noriu. Trečias lapas mano karjera. Ne? Vėl čia galvoju, man kokias ateina mintis. Noriu uždirbti pinigus lengvai. Ne? Noriu, kad mano klientai būtų greiti, imlūs, pasiruošę padaryti bet ką, kad pasikeistų. Ne? Noriu dirbti su įkvėpimu. Noriu naudoti visas savo žinias. Noriu dirbti savo tempu. Ne? Tai jeigu jūs galvojat, kad norit keisti darbą, pavyzdžiui, rasti savo pašaukimą, ne, ką aš iš tikrųjų noriu veikti, ne, sugalvoti savo idealų darbą. Tai gali taip prašyti, ne, noriu sugalvoti savo idealų darbą, savo idealų scenarijų. Taip, ir ketvirtas, mano santykiai, tai čia galima žiūrėti, kaip norit siaurai arba kaip norit plačiai, ne, tai gali būti apie santykius su ta vienintelė ar tuo vieninteliu, ne, kažkas, ko jūs nori daugiau turėti ar kažką nori pakeisti, tai gali būti jūsų santykiai su savo vaikais, su tėvais, su giminėms, su draugais, bendravimas, viskas tas temas susiję tinka. Ne? Galit galvoti, kad nori susirasti savo antrąją pusę, ne? Širdies draugą, galit galvoti, noriu susilaukti vaikų, noriu važiuoti į nuostabias atostogas su mylimu žmogum, bet kas tinka iš esmės, kokios jums ateina mintis. Ir, žinot, kartais, kai man žmonės sako, kad aš nemoku, išgirstu karts nuo karto tokią mintį, kad sako, aš nežinau, kaip svajoti, aš nemoku, arba svajonės, tai čia tik vaikai svajoja, ar ne? Tai aš visada prisimenu tokį palyginimą su kojos trauma. Aš kai buvau vaikas, buvau sulaužęs koją
kelnių traumą. Ir po to, po operacijos, kol jinai reikėjo išmankštinti tą koją, kad jinai vėl lankstytųsi, nes kelio raiščiai buvo operuoti ir jie buvo susitraukę per trumpai, kad koja galėtų lenktis. Ir aš neatsimenu, kiek man ten turbūt kokį pusę metų užtruko, kol aš ten išmankštinau ją, kol vėl jinai lankstėsi tvarkingai. Ir kartais man svajojimas atrodo panašiai kaip su kelio raiščiais. Svajonių raumuo arba svajonių raištis gali būti per trumpas dėl to, kad mes gal jo ilgai nenaudojam, mes seniai nesvajojam. Bet geroji žinia yra ta, kad mes galim bet ką išmokti. Ir svajoti mes irgi galim išmokti. Ir nuo ko pradėti? Tai visų pirma pradėkit nuo tos srities, kur jums lengviau, kur ateina mintis. Tai gali nebūtinai būti grand kažkokie tai didžiulės svajonės, bet tiesiog pagalvokit, kaip aš norėčiau, kad būtų. Yra dar tokia metodika pagalvoti, ko aš nenoriu ir tada paversti į teigiamą. Tai irgi galima taikyti. Bet svarbu yra mankštinti, kaip raumuo. Kai pirmą kartą aš atvažinėjau dabar su dviračiu ir kai kiekvieną pavasario sezoną, kai išsitraukiu dviratį ir kai man reikia, kad grįžčiau namo iš miesto, turiu užvažiuoti į Narbuto kalną, iš Žvėryno link Spaudos rūmų į Narbuto kalną. Ir pirmą kartą, kai važiuoju į tą kalną, tai priklausomai nuo nuotaikos mano, būna arba daug necenzūrinių žodžių, arba aš nulipu nuo to dviračio ir jų užsivarau, arba nusprendžiu, kad šiemet gal nevažinėsiu su dviračiu. Bet po to kiekvieną kartą man vis lengviau ir pabaigoje rudenį į sezono pabaigą jau man pasidaro taip lengva važiuoti, kad aš nelabai ir pastebiu tą kalną, dar tuo pat metu ir kalbu telefonu ir dar kokį šokoladą valgau važiuodama. Tai taip pat ir su svajoniu, tiesiog treniruoti tą raumenį. Tai dabar tikiuosi, kad kol aš kalbu, jau jūs daug minčių prisirašėt ir dabar noriu pakviesti, kad paimtumėt vieną kažkurią sritį. Pavyzdžiui, aš paimsiu gal apie karjerą, kadangi čia dabar mano darbinėje aplinkoje, šiek tiek neįtikinamai man skamba, nes aš taip lengvai jaučiuosi, bet tiesiog pasirinkit vieną sritį ir apie ją pakalbėsim daugiau. Dabar mes išsirasim, ko aš noriu. Dabar klausimas taip pat labai svarbus prie kiekvieno iš tų teiginių yra užsirašyti atsakymą savo į klausimą, kodėl aš to noriu. Kodėl man tai svarbu. Pavyzdžiui, aš prie karjeros užsirašiau teiginį noriu uždirbti pinigus lengvai. Ir dėl ko, ką tik pasakiau, kad mes kalbam dabar apie aš esu savo darbiniai aplinkoje, tai mano darbas, tai ką aš dabar darau ir man nelabai tikisi, kad tai yra mano darbas, nes tai yra taip lengva. Dėl to, kad aš turiu įsivaizdavimą, seną ribojančią nuostatą, kad darbas tai turi būti sunkus, turi sunkiai dirbti. Ir tai yra mano dėžutė, kurią aš noriu išplėsti. Ir mes visi, turiu jūs nuliūdinti, kad mes visi gyvenam savo dėžutėse. Gal nelabai gerai žinia, bet geroji žinia yra ta, kad mes tas dėžutės mes galim visi išplėsti. Visada galim padidinti dėžutę ir sugalvoti kažką tai naujo, kažką kitaip. Taip, tai noriu uždirbti lengvai, tada aš klausiu, kodėl aš to noriu, ir rašau atsakymus, kokie man kyla. Todėl, kad galiu, todėl, kad noriu kiekvieną dieną jaustis, kad aš nedirbu, kad tai yra taip lengva, kad tai beveik ir nedarbas, todėl, kad taip gaunu geriausią rezultatą ir todėl, kad man tai patinka. Tai neturi būti kažkokie tai labai logiškai išmąstyti atsakymai, tai turi būti tiesiog mintis, kurios jums ateina, bet dėl ko jums svarbu, kodėl tai turi būti jums svarbu. Ir žiūriu į laikrodį, maždaug pusę laiko jau praėjo, tai noriu pasakyti, kad jeigu turit kas nors klausimą, tai aš atsidariau dabar paštą savo ir matau krūvą žinučių, kad kažkas negali prisijungti, tai labai man gaila dėl jų ir džiaugiuosi dėl jūsų visų, kurie esate čia. Ir noriu pasakyti, kad jeigu turit klausimą, tai parašykit man e-mailą, atsakykit į tą laišką, kurį aš jums siunčiau ir tiesiog pasakykit, turiu tokį klausimą, nes aš nežinau, ar galėsiu įjungti kažkurio iš jūsų garsą ir į jūsų klausimą atsakyti. Tai jeigu turit klausimą, rašykit e-mailą, jeigu tiek, kiek spėsiu ir jeigu spėsiu, tai atsakysiu seminaro metu, jeigu nespėsiu, tai atrašysiu jums šiandien arba rytoj. Taip, tai tiek informacijos dėl klausimo ir dabar pratęsiu apie tai, ko aš noriu ir kodėl aš to noriu. Tai dar porą pavyzdžių. Vienas, aš prie karjeros parašiau noriu dirbti su įkvėpimu
ne, ir kodėl aš to noriu, kodėl noriu dirbti su įkvėpimu. Tai šiandien kažkaip pagalvojau, labai toks pavyzdys, aš buvau paskyrusi kelias valandas po pietų, susidėlioti iki galo, ką noriu pasakyti jums šiandien iš visos tos gausybės medžiagos apie traukos dėsnį, kurį turiu. Ir aš jau atsisėdau namuose tą daryti ir man kažkaip atėjo mintis, kad aš gal noriu eiti į mišką tą padaryti. Ir aš išėjau į mišką, pasideginau, per 10 minučių sugalvojau viską, ką noriu jums pasakyti, paskui atsisėdau pavėsį, parepetavau, kad galėčiau jausti šiandien laisvai ir tvirtai. Ir dar radau tam pavėsį kelias žemogės, kurių jau yra pasirodo ir aš jas valgiau. Tai buvo, tai visiškai čia prie to noriu dirbti lengvai. Ne? Tai gali būti taip neįtikėtinai lengva. Ne? Ir aš noriu to daugiau turėti. Tai ką aš vadinu, kodėl aš noriu dirbti su įkvėpimu, dėl to, kad tada man ateina nerealios mintis, man ateina geriausios idėjos, tada aš per darbą nepavargstu, pasikraunu. Vėlgi, kreipkite dėmesį, kad formuluotumėt pozityviai. Tai, kai rašot, kodėl kažko norit, galvokit apie tai per pozityvų. Ne tai, ko nenorit, bet ko norit, nes jau galvosit daug apie tai, ko nenorit, tai to ir gausit daugiau. Ir noriu, kad mano klientai būtų greiti, imlūs, pasiruošę padaryti bet ką, kad pasikeistų. Kodėl aš to noriu? Dėl to, kad aš esu tokia. Ir tada, kai mano klientai yra tokie patys, tada mes galim sukurti kur kas geresnį, greitesnį, didesnį rezultatą. Ne, dėl to aš to noriu. Taip, tai toks buvo pavyzdys apie pratimą. Dabar kas vyksta, kai jūs darot šį pratimą? Ne, tai aš tikiuosi iš mano pavyzdžio, jūs pamatėt, kad tai yra paprasta. Ne, tai neturi būti kažkoks labai sudėtingas dalykas, bet, žinot, visas genialumas tai yra paprastume, o genialumas yra tame, kad tą reikia daryti, ne, tą reikia rašyti, taip kaip šiandien rašėt ir pradžioje rekomenduojama šitą pratimą daryti mėnesį laiko kartą per savaitę, ne, prisėsti ir pildyti tą sąrašą, tiesiog kokios naujos ateina mintis, tokias pasakyti. Ir po to jau užtenka kartą per mėnesį, ne, atėjo kažkokia nauja mintis ir pasakyti. Jeigu jums labiau gaunasi, galite rašyti tokiu tekstu pastraipą, ne, rašinėlį gali parašyti ten, pavyzdžiui, pasirenkat mano namai, ne, ir kaip aš noriu, kad mano namai atrodytų, kas juose būtų, kas vyktų, kokie žmonės ten noriu, kad manim gyventų ir panašiai. Tai, žodžiu, įjungti tą svajojimo raumenį ir negalvoti ir nevertinti, kaip tai ateis, ne, nes kai mes pradedam galvoti, kaip, tada jau mes bandom daryti traukos dėsnio darbą už traukos dėsnį, nors mes realiai nežinom niekada, iš kur tai ateis. Pavyzdžiui, aš esu turėjęs coachingo klientę, kuris susirado mane per coachingo federacijos puslapį ir parašė man elektroninį paštą. Ne, tai jeigu aš tą momentą ar ten tą savaitę būčiau sąmoningai galvojus apie tai, kad aš noriu pritraukti naują klientą ir būčiau galvojus, kur aš galėčiau tokį klientą surasti, tai aš net nežinau, kad toks žmogus yra apskritai Vilniuje, kad gyvena, ne? Tai iš kur žinoti, kad tam žmogui reikia coachingo paslaugų, aš niekaip negaliu žinoti, ne? Tai čia veikia tik traukos dėsnis, kai aš tiesiog galvoju apie tai, kad aš noriu naujų klientų ir noriu būtent tokių, ne? Ir tada, kai aš apie tai galvoju, tada tie klientai atsiranda, tada traukos dėsnis man atneša. Dar biškį noriu sugrįžti prie emocijų skalės ir prie tų virpesių, kokius skleidžia mūsų emocijos. Ir prisiminiau pavyzdį, aš vienas iš svarbių man momentų dirbant savo yra tai, kad aš galiu ryte, galiu pati planuoti savo laiką ir galiu keltis tada, kada noriu. Ir aš esu toks iš esmės vyturys, bet man patinka, pavyzdžiui, ryte skaityti lovą arba medituoti arba pusryčius atsinešti lovą ir žodžiu, savo tempu keltis. Kai tuo tarpu, kabutėse normalų žmonės, tai keliasi kiekvieną rytą anksti ir eina į darbą ir skuba, ne, dėl to, kad toks yra įprastas tarsi režimas. Ir man atrodo, aš tuo metu to nesuvokiau, bet dabar aš pradedu galvoti, kad aš ko gero jaučiausi kalta, kad per daug geri tie mano rytai, ne, kad taip negali būti arba taip neturėtų būti. Ir labai įdomus dalykas pradėjo atsitikti, mano katinas pradėjo mano pusryčius sėkmingai išvertinėti tiesiai man į lovą. Ne, tai, kol ten sumuštiniai,
ar kažkokie tai džiūvėsiai, tai dar nieko, bet baigėsi viskas to, kad jis kavą išpylė į lovą. Ir žiūrėkit, kas atsitiko. Aš nors labai pati to ir nesuvokiau ir tikriausiai nebūčiau vardinus, bet aš jaučiau kaltę, ne, kad aš nesikeliu kaip normalų žmonės ir neinu į darbą kabutėse. Ir aš pritraukiau kaltės jausmą, nes po to jau aš tikrai jaučiausi kalta, kad turėjau ten visą čiužinį valyti ir viską vien dėl to, kad aš nesugebėjau atsikelti iš lovos ir eiti prie stalo valgyti pusryčių kaip normalų žmonės. Ne, bet aš paskui tos pavyzdžius, kad jūs pradėtumėt pastebėti savo gyvenime, kiek daug mes esam susidėję dėžučių. Ne, dėžutė tokia. Dėžutė, mano pavyzdžiui, matosi iš karto dėžutė, normalus žmogus pusryčiauja prie stalo. Ne? Nors aš po to, kai tą supratau ir pradėjau iš tikrųjų mėgautis tais pusryčiais į lovą, tai aš dabar jau niekada neturiu problemų su katinu. Nors katinas tas pats. Ir jis vis dar turi savo nuomonę, kas ir kaip turi atrodyti. Ne? Bet tas turėjimas, tas suvokimas savo emocijų ir dėl ko aš prašau pačioje pradžioje, kad jūs atsidarytumėt emocijų skalę ir labai sąžiningai savęs paklaustumėt, kaip jūs jaučiatės. Nes daugelis mūsų, aš jūsų visų asmeniškai nepažįstu, bet aš pažįstu tikrai daug žmonių, kurie didelę dalį savo gyvenimo bandė nejausti savo emocijų. Ne? Nes aš esu daug kartų girdėjus, kad norėčiau, kad man pateiktų informaciją be emocijų. Mano viena buvusi kolegė taip sakydavo, aš galiu bet kokią informaciją priimti, tik prašau mane rodykite emocijų. Ne? Nes emocijos yra neaišku, jos sunkiai valdomas, ne? Jos tiesiog yra ir mes tada išmokstam jų neklausyti, negirdėti. Ir kas tada vyksta, jos vis tiek mus valdo. Ne, gal net jos tokiu atveju labiau mus valdo, kai mes jų nesuvokiam. Kai mes ją suvokiam ir galim išreikšti ir leidžiam joms pasireikšti, tuomet mes suvokiam, kas vyksta ir galim tada žiūrėti, ką galiu padaryti, kad jausčiaus geriau. Ne, jeigu jaučiu dabar norą keršyti ir neapykantą, ne, tai ką galiu padaryti, kad paleisčiau tai. Ir yra atskiri pratimai, ką daryti, kad paleistum visą įniršį ir norą keršyti ir neapykantą ir kaltės jausmą ir nerimą ir kaip eitum aukščiau. Nes iš esmės viskas, kas yra, jeigu mato tą emocijų skalę prieš akis, tai visos emocijos, kurios yra nuo nuobodulio ir žemiau, yra tos, kurios įsuka mus į neigiamą tokią spiralę ir mes susikuriam kuo daugiau. Kai taip jaučiamės, susikuriam daugiau neigiamų emocijų. Tuo tarpu viskas, kas yra nuo pasitenkinimo į viršų, teisingumas, optimizmas, tikėjimas, laimė, aistra, džiaugsmas, tai sukuria daugiau tokių dalykų ir mes jaučiamės geriau dėl to. Ir ypatingai tie iš jūsų, kurie dabar klausot ir galvojat, kad gal ir nieko tas traukos dėsnis, bet į savo emocijas aš tikrai nelysiu, tai aš labai kviečiu būtent tuos žmonės labai atidžiai paklausti savęs kelis kartus per dieną, kaip aš jaučiuosi. Nes tai yra be galo vertinga informacija, nes jinai parodo, kiek mes esam darnoj su tuo, kaip norim, kad būtų ir su tuo, kaip nenorim. Nes jeigu mums kažkokia emocija kyla neigiama, mes koncentruojamės į tai, ko nenorim ir tada mes pritraukiam daugiau tai, ko nenorim. Ir kam to reikia, mes norim iš tikrųjų pritraukti tai, ko norim. Ir kartais, jeigu visiškai neaišku, nes aš žinau žmonių, kurie visiškai sako, aš nežinau, kaip aš jaučiuosi, tai tada galima tiesiog apsidairyti ir pažiūrėti, ką mes pritraukiam į savo gyvenimą. Nes tai parodo, kokias emocijas jaučiam. Pavyzdžiui, aš turėjau savo prieš tai mašiną, kurią turėjau, tai aš važinėjau su ją kokius gerus 2 metus, nors aš jau nenorėjau su ją važinėti, aš norėjau kitos. Ne, bet aš galvodavau apie tai, kad aš jau nelabai noriu šios mašinos ir aš ją kartais ir palikdavau namuose ir nebevažiuodavau, ieškodavau kažkaip kitaip, kaip nuvažiuoti, bet per tą laiką į tą mašiną 3 kartus atsitrenkė. Ne, 3 kartus. Ir dabar mano brolis, kuris yra mano beveik mašinos mechanikas, jisai juokiasi, sako, tai kokią tau turti mašiną, tau vėl ją sudaužys. Bet aš žinau, kad ją atsitrenkė tos 3 kartus, tai tik dėl to, kad aš nenorėjau iš tos mašinos. Ne, bet jinai važiuoja, prekinį išvaizdą praradusi, bet jinai sėkmingai važiuoja, kažkaip tai, dar biškai pavažinėsiu, kol techninė apžiūra baigsis, ar ne. Tai buvo, bet, ta mano mintis, kad aš nebenoriu jos, jinai pritraukė įvykius, kurie paskatino mane jos nebeturėti jos. Ne? Tai čia tokie geri pavyzdžiai, ne? Bet yra tų pavyzdžių visokių. Tai jeigu mes neįvertinam savo emocijų
tai mes nežinom, kur esame ir mes nežinom iš viską pritrauksim. Ir dar kas labai svarbu, kas sieja šitą emocijų skalę su šituo 4 lapų pratimu, kurį mes ką tik darėm, yra tai, kad prieš darydami šitą pratimą paklauskit savęs, kaip jaučiatės. Ir jeigu jaučiat kažką iš žemesnių emocijų, kaip susierzinimą arba nusivylimą, arba nekantrumą, arba nuobodulį, žodžiu, viską žemiau nuobodulio, tai geriau to pratimo nedarykit. Ir pagalvokit, kaip galit savo būseną pakelti, pagerinti ir po to tik tai darykit. Nes jeigu jūs rašot apie savo svajonių karjerą, bet jaučiat nusivylimą ar susierzinimą, tai ko daugiau pritrauksit į savo gyvenimą, taip jūs atspėjat nusivylimo ir susierzinimo, o to mes tikrai nenorim. Ir su to yra susijęs toks priešingybės dėsnis, apie kurį šiandien nelabai spėsiu papasakoti, bet prie tos pačios temos, tai iš viso tų universalių dėsnių yra 7 ir gal net 8, jeigu 8 išskiriam kaip atskirą dėsnį, ir apie tai 8 dėsniai yra tokie. Pirmas yra traukos dėsnis, apie kurį kalbam šiandien, po to yra sąmoningo kūrimo dėsnis, kuris sako, kad mes esame visi kūrėjai, tik tai kai kurie kūrėm nesąmoningai, kurie kūrėm sąmoningai, ne? Bet kaip kurti sąmoningiau, po to leidimo nesipriešinimo dėsnis, kaip priimti tai, kas ateina, po to pakankamumo ir gausos labai galingas dėsnis, kuris sako, kad visko šitoje planetoje yra pakankamai, mes tik tai išmokam, turim tokią sąlygą klausti, kad kažko man neužtenka, ne? Bet iš esmės mums visko pakanka. Po to yra priešingybės dėsnis, neriboto potencialo, paleidimo, atspindėjimo dėsnis ir vis apie tai. Kitą savaitę startuoja mano seminaras, seminarų ciklas, 7 seminarai, 7 vasaros pirmadieniai. Ten bus gyvi susitikimai, turėsim po 2 valandas kiekvieną susitikimo metu. Tai ten bus ir teorija, ir praktika, ir meditacijos, ir kvėpavimo pratimai, visa sistema, namų darbai, palaikymas tam, kad jūs pradėtumėt iš tikrųjų kurti, taptumėt sąmoningais kūrėjais, o ne tik tai atsitiktiniais savo gyvenimo lankytojais. Taip, ir tai čia tiems, kurie esat Vilniui, žinau, kad skambinot Kauno telefonu, bet aš esu Vilniui, čia tiesiog konferencinis skambutis su tokiu numeriu. Ir tai tiems, kurie esat Vilniui, tą seminarą telpa tik 20 žmonių. Čia galėjo tilpti visi, kurie nori, visi, kurie suvedė duomenis, kaip reikėjo pasiskambinti. Tuo tarpu ten tilps tik 20 vietų, dar yra, bet jos tikrai baigsis. Tai visi norintys netilps, tai jeigu jaučiat, kad turite ten būti, tai prašau registruokitės. Jeigu nežinot, kaip registruotis, tai rašykit man e-mailą, sakykit, noriu į 7 seminarus ir aš jums atsiųsiu visą info, viską žinosit. Tie iš jūsų, kurie esat ne Vilniui ir nesat labai arti Vilniaus, tai galim dirbti individualiai Skype'u arba telefonu. Tai puikiausiai veikia ir žmonės pasiekia ypatingų rezultatų, nes kai dirbam individualiai, tada žiūrim konkrečiai, koncentruojamės į tai, ko reikia būtent tam žmogui, ne, kurioje vietoje stringam. Pavyzdžiui, žiūriu, kiek dar yra laiko. Dar turim 10 minučių. Tai gerai, dar aš jums papasakosiu būtinai apie 17-68 sekundės. Ir dar prieš tai noriu veidrodžio pratimą. Tai vienas iš dalykų, kuris iškyla dirbant individualiai su klientais, tai yra, kad viena iš dažniausių, nesakau, kad visada, bet viena iš dažniausių priežasčių, dėl ko žmonės nėra linkę sąmoningai norėti kažko ar kurti, tai yra dėl to, kad jie nesijaučia verti, jie nesijaučia nusipelnę. Jie sako, ne, čia per daug gerai, ne, čia man bus per daug gerai. Ir tai yra labai galinga mintis ir labai mums trukdo. Ne? Ir vienas pratimas, ką daryti, visų pirma, kaip ir su viskuo, visų pirma svarbu yra pastebėti. Ne? Pastebėti, kada kyla blogas jausmas, kada kyla kažkoks neigiamas minčių traukinys galvoj, pasakyti savo stop, ne, garsiai, taip ir aiškiai pasakyti stop, tada eiti prie artimiausio veidrodžio, pažiūrėti į veidrodį ir pasakyti vieną gerą dalyką, ką padarėt šiandien, ir vieną gerą jūsų savybę, ką tas veiksmas rodo. Pavyzdžiui, aš šiandien pasirepetavau šitam seminarui, tai geras dalykas, ir ką tai rodo apie mane, tai rodo, kad aš esu
kad aš esu įsipareigojus suteikti savo klientams maksimaliai daugiausia, ką galiu duoti. Ne? Noriu pasidalinti su kuo daugiau informacijos su jumis per šitas 5 minutės. Kaip tai veikia? Kai žiūrim į veidrodį, matom save, sunku mintims nuklysti, atliekam susikoncentravę į save, kai sakom konkretų dalyką ir konkrečią išvadą, kuri iš to kyla, tai mūsų protui arba mūsų ego pasidaro neįmanoma tai atmesti ir sakyti, ne, čia nesąmonė, čia nieko nereiškia. Ne, nes dažniausiai būna taip, jeigu mes nueinam į tą, kad aš nenusipelnau kažko, tai tada viskas, ką padarom, nesiskaito, ne, nes yra kažkokia didesnė priežastis, dėl ko mes esam neverti. Bet mes esam visi verti ir gimę po laimingą žvaigždę dėl to, kad esam čia, dėl to, kad esam šito žemė ir turim kiekvienas savo tą laimingą žvaigždę. Tai veidrodžio pratimas, pirmas vaistas, jeigu jaučiatės blogai, jeigu jaučiatės, kad viskas slysta iš rankų, eikit prie veidrodžio ir kalbėkit su savim. Žinau, šiek tiek kurioziškai skamba, bet pabandykit kokius 3 kartus, pamatysit, kaip tai galingai veikia. Taip, ir dar vienas momentas apie mane, kad aš be to, kad esu kaučingo specialistė, dar esu ir kūno judesio terapijos studentė, bet irgi jau dirbu su tuo, tai tada, kai susitinkam su klientais gyvai, aš galiu pritaikyti ir tas žinias, kad labiau įjungtumėm kūno išmintį. Nes kūnas mūsų žino visus atsakymus, mes tik dažniausiai negirdim dėl to, kad protas labai garsiai rėkia savo versiją. Ne, bet kūnas irgi turi atsakymus, kurie gali būti visiškai netikėti. Pavyzdžiui, aš uždaviau šiandien savo klausimą, ką norėčiau padaryti, kad būčiau labiau pasiruošus šitam seminarui vakariniam. Ir vienas iš dalykų, ką aš supratau, kad noriu padaryti, tai yra, kaip čia lietuviškai galvoju, backup, sukurti atsarginę kopiją mano failų iš mano kompo. Tai atrodo, kokia sąsaja yra su tuo, ką aš darau, aš neįsivaizduoju, neturiu jokių minčių, bet aš norėjau tą padaryti, padariau, dėl to geriau jaučiuosi. Ne, tai vat, kartais ta kūno išmintis ateina labai netikėtom formom. Taip, ir dabar laikas mūsų eina į pabaigą, 7 minutės, dar jums apie 17-8 sekundžių taisyklės papasakosiu. Dabar bandau pažiūrėti dėl klausimų, ar yra kažkas atsiuntę klausimus. Taip, matau, kad čia visi neprisijungia. Gerai, tada paskaitysiu Brigita. Atsiuntė klausimą prieš seminarą. Ačiū jai. Klausimas yra toks. Kas būtų, jei visi žinotų ir naudotųsi traukos dėsnius? Aš manau, kad visi būtų labai laimingi. Ne, ir toliau tęsis ties klausimas. Ar įmanoma pasiekti tikslą, jei būtų, tarkime, 5-10 vienodo tikslo siekėjų, kažkuris matyti tikrai nusiviltų? Ačiū, Brigita, už šitą klausimą. Jisai yra susijęs su pakankamumo ir gausos dėsniu, apie kurį aš kalbėjau. Nes tada, kai mums atrodo, kad gyvenimas yra varžybos, kad yra kažkoks vienas pyragas ir jeigu aš paimsiu didesnį dalį, tai kažkam kitam neliks, tada mes esam trūkume. Ne, mums atrodo, kad kažko neužtenka. Iš tikrųjų visatoje yra visur gausa. Pasižiūrėkite, aš labai myliu vasarą. Pažiūrėkit, kur nors apsidarykite, ar matot medį. Pavyzdžiui, aš pro langą matau medį. Kiek ant medžio yra lapų? Ne, tai yra begalė, tai yra tokia gausa lapų. Kiek yra vandens jūroje? Ne, tai yra neišmatuojami kiek jau vandeninė, kiek yra vandens, kiek yra saulės spindulių. Ne, ir ar kam nors mažiau pasidaro saulės spindulių, jeigu aš einu pasideginti. Ne, tikrai ne. Ne, tai tokia gausa yra ir mūsų gyvenime. Ne. Visko mes turim gausiai, to, ko norim. Tik tai jeigu mes galvojam apie neigiamus kažkokius dalykus, tai mes to gaunam gausos. Ne, bet jeigu koncentruojamės į tai, ko norim, tai randam to gausos. Ir dar susijęs su tuo pačiu klausimas, kas svarbiau, ar tikslo pasiekimas, ar jo siekimas. Ir čia mes grįžtam prie to, kai darėt 4 lapų pratimą. Tai aš sakiau, kad 2 klausimai, kuriuos verta užduoti, yra ko aš noriu ir kodėl aš to noriu. Ir kai mes užduodam klausimą, kodėl aš to noriu, ne, pavyzdžiui, aš sakiau, kad aš noriu dirbti su įkvėpimu, dėl to, kad tada gaunasi geriausi rezultatai. Ir kai aš apie tai kalbu, tai aš nueinu jau į tą jausmą, ne, kaip aš jausiuos. Ir mes visi dalykai, kuriuos mes siekiam, jie gali pas mus ateiti tada, kai mes įsijaučiam į tą būseną, kaip bus, kai aš tai turėsiu. Ne, kaip aš jausiuos, ko aš noriu.
Atsimenat, pačioj pradžioj sakiau, pagal traukos dėsnį panašus traukia panašų. Ne, tai mes negalim pritraukti sėkmės, jeigu jaučiamės lūzeriais. Ne, negalim pritraukti gerų įspūdžių, jeigu jaučiam nekantravimą kažkokią ar baimę. Ne, tai tokios priešingybės jos nedėra, nes skirtingi virpesiai tiesiog. Ne, tai kad pritrauktumėm, bet ką mes turim įsijausti į tą būseną, būti tame. Ir dabar apie tas taisyklės, man pačiai labai egzotiškai skamba 17 ir 68 sekundės. Tai 17 sekundžių taisyklė sako, kad viskas, apie ką mes galvojam bent 17 sekundžių, mes pradedam tai traukti į savo gyvenimą. Ne? Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nėra viskas iš eilės, apie ką mes galvojam, nėra, kad viskas ir pradeda eiti pas mus. Ne? Mes turim kažkiek sekundžių į tai koncentruoti, 17 sekundžių nėra labai daug, bet tai nėra labai ir mažai. Ne, tai jeigu norim kažko, tai turim išlaikyti sukoncentravę mintį į tai. Ir 68 sekundės, jeigu laikom tą pačią mintį, įsijaučiam. Nu, pavyzdžiui, aš pasakysiu pavyzdį, aš norėčiau kitą žiemą kokius 3 mėnesius dirbti iš Tailando. Ne, nes didžioji dalis darbo, ką aš darau, yra virtuali. Ne, tai iš esmės iš bet kurio pasaulio krašto galiu jungtis ten, kur yra internetas. Tai aš galvoju, įsivaizduoju, kaip tai atrodys, ne, kaip aš jausiuos, kad aš iš ryto atsikelsiu, eisiu pasivaikščioti palei jūrą, tada išsimaudysiu, skaniai papusryčiausiu ir tada atsisėsiu, turėsiu tam 2 sesijas Skype'u. Ne, tai matyt, praėjo kokius 17 sekundžių, kol aš tai pagalvojau. Ir jeigu aš tęsiu tą mintį 68 sekundės, ne, ir toliau vystau, ir toliau galvoju apie tai, tai prie jos jungiasi panašios mintis ir aš pradedu tai traukti labiau, ne, ir priartinu tai savo gyvenimą. Ir taip, kiekvieną kartą, kai mes svajojame apie kažką, kai galvojame apie tai 17 sekundžių ir ilgiau, mes vis stiprinam ir vis gaunasi didesnis tas srautas. Galite įsivaizduoti kaip magnetą tokį, kuris eina iš jūsų saulės rezginio, ne, iš jūsų energetinio centro, yra toks magnetas, kuris traukia viską, ko mes norim. Ne, ir tie dalykai, viskas, ko mes prašėm, ko norėjom ir apie ką galvojam, į ką koncentravomės, visa tai yra aplink mus. Ne? Tik tai klausimas, ar jau tai atėjo dar pakeliui ir ar kai tai atėjo, ar mes tai įsileidom, ar pasakėm, ne, čia bus per daug gerai. Ne? Tai tokios taisyklės, 17 ir 68 sekundės, labai įdomu, galite net su timeriu pasimatuoti ir pasižiūrėti, kiek tai užtrunka, ne? Susikoncentruoti į mintį kažkokią. Ir tą gali daryti bet kur. Ne, parduotuvėje laukėte eilėje atsiskaityti už prekes ir galvojate ir mintijate savo mintį apie bet ką. Bet tai apie ką norit, ne? Nes pastebėkit, kaip dažnai mes galvojam apie tai, ko nenorit. Ne? Tai galvojat apie tai, ką norit, apie skirtingus dalykus, apie tos pačius, kuo daugiau galvosit, tuo labiau pritrauksit tai prie savęs. Nes panašus traukia panašu. Kuo labiau susitapatinsit su tą mintim, tuo labiau tą turėsit. Kuo labiau aš susitapatinsiu ir kuo daugiau kalbėsiu apie tą Tailandą, tai tuo arčiau tai bus manęs. Ir gal tai bus ne kita žiema, o šita žiema. Ne? Nes negali žinoti. Tai pabaigai noriu labai jums padėkoti. Man buvo labai svarbu, kad jūs buvot čia. Šitą temą aš galėčiau kalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Noriu pakviesti, kad kiekvienas iš jūsų dabar pagalvotumėt, kokį vieną dalyką pasiėmat iš šiandien ir pritaikysit. Ir prašau, negalvokit, kad viską, ne, nes viskas tai reiškia nieko, pagalvokit geriau vieną dalyką, pasiimkit ir naudokit nuolat. Ne? Ar tai bus 4 lapų pratimas, kurį pildysit, koreguosit, pridėsit, kurį darysit, ar tai bus veidrodžio pratimas, ne, sakysit apie savo kažkokią teigiamą savybę, ar tai bus 17 sekundžių, ar 68 sekundžių pratimas. Svarbiausia, kad suprastumėt, kad jūs visi, mes visi esam sąmoningi kūrėjai. Traukos dėsnis nediskriminuoja pagal lytį, pagal amžių, pagal profesiją, pagal dar kažką kitą. Traukos dėsnis tas pats, jisai klauso visada, ko mes norim, kokį virpesį mes skleidžiam ir duoda mums to daugiau. Tai visada prisiminkit, mes pritraukiam tai, kas esam ir tai, į ką koncentruojamės. Nuostabios dienos jums ir iki kitų susitikimų. Čia buvo Justina Vaslevičiūtė. Iki.